Šiandienos video bus skirtas šiam mažyliui. Yra vyriškas balzamas paskutimas, kurį daug kas šiai dienai naudoja vietoj makiažo pagrindo, vietoj primerio. Jo sudėtyje yra glicerino, kuris įeina ir į makiažo pagrindų sudėtį labai dažnai, arba į makiažo fiksatorių. Ką daro glicerinas, tai padeda prilipti makiažui prie jūsų veido. Ką aš šiandien parodysiu, tai yra pusę veido pasidengsiu šiuo pagrindu, o pusę veido nedengsiu ir toliau tęsiu savo kasdienį makiažą ir dienos eigoje žiūrėsiu, kaip viskas atrodo ir kaip viskas laikosi ir ką šis daikčiukas mums daro. Tai kalbant apie mano odą, jinai yra mišri į riebesnę pusę ir dienos eigoje tikrai pradeda blizgėti. Ką galiu pasakyti apie šį daiktą kol kas? Esu jį naudojusi keletą kartų ir turiu pasakyti, kad labai įspūdingo efekto tikrai nepastebėjau, bet galbūt, kai užfiksuosiu kameroje, viskas atrodys šiek tiek kitaip. Jo kaina yra iki 10 eurų. Įsigyti galite bet kokioje parduotuvėje, tikrai ir Maximoje, ir, žodžiu, ir kosmetikos parduotuvėse. Kvapas yra vyriškas. Ir jo čia yra pakankamai nemažai, 100 ml. Šiek tiek pasiemu ant rankos ir dengiu savo dešinę veido pusę, o kai yra šiek tiek tiesiog palieku. Šiaip, jeigu jūs nemėgstate vyriškų plaukų, tai manau, jums šis produktas tikrai netiks. Ir kaip dauguma sako, kad kai įtrinate į veidą, atseit kvapo nesijaučia, iš tikrųjų tai jaučiasi. Ir kiek kartų man teko šį naudoti produktą, tai viskas nors pastebėdavo. Ir aišku, po kurio laiko išsigaruoja, bet jeigu esate jautri kvapams, manau, kad jums nepatiks šitas produktas. Tai pasidengiau už tą vieną pusę. Vizualiai kol kas jokio skirtumo nematau. Jo. Ką dar galiu pasakyti, kad yra tikrai šita pusė lipnesnė. Tai čia jaučiasi tas. Ir kol kas tiek. Taigi palauksiu porą minučių ir tada toliau tęsiu savo kasdienio makiažo rutiną ir susitiksime jau po makiažo. Na kągi, baigiau aš savo dieninį kasdienį makiažą. Tarp kitko, kurio video kažkada pamatysi, taigi paliksiu linką. Ką aš galiu pasakyti iš pirmo žvilgsnio, palyginus vieną ir kitą pusės, tai absoliučiai kažkokio didžiulio skirtumo nematau. Nepasakyčiau, kad ta pusė būtų lipnesnė ar kažkokia dar. Žodžiu, viskas kol kas atrodo absoliučiai taip pat. Ir dabar yra pusė 2. Tai va, toliau aš varau tvarkyti savo reikalų ir susitiksim vakare ir pasižiūrėsim, kaip čia viskas laikosi ir kaip mums sekasi. Taigi praėjo 5 valandas ir didžiulio skirtumo tarp vienos ir kitos pusės nematau. Taigi palaukiam iki dienos galo ir tada pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo ir galėsim nuspręsti, ar šitas produktas jei, ar nelabai. Man atrodo, kad aš nepastebėjau absoliučiai jokio skirtumo tarp tos pusės, kur dėjau šį Nivėjos balzamą ir tos pusės, kur nedėjau. Abi pusės man atrodo vienodos ir netgi to pusę, kur dėjau, atrodo prasčiau. Makiažas tikrai laikėsi taip pat ir matiškesnis jis labiau netapo, netliko savo funkcijos, kaip tarkim atliktų makiažo pagrindas. Tai tiek iš savo pusės galiu pasakyti apie šį produktą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.